Nu ką, chebrytės, sveiki sugrįžę. Tai deda lietus, va, galiu parodyti, kaip atrodo vaizdas. Košmaras. O aš važiuoju į Palm Beach'ą į sveikų mašinų aukcioną. Tai noriu jums šiandien parodyti Mercedes Seilą, kaip žadėjau. Aišku, bus visokių Lamborghinių. Esu suradęs, esu pamatęs labai superinį Range Roverį, labai brangų, patį naujausią SV su 4 vietų salonu. Tai praeisim, daug dievė, kad nustotų lyt kuo greičiau, praeisim per aukcioną, pažiūrėsim ir papilmosiu, papasakosiu, kokias būna kainos. Iš šio aukciono parvežimas būtų į Savaną $300, iš Savanos į Klaipėdą 650, mano komisiniai 250. Tai tokias būtų transportavimo kainos, o jau kiek kainuoja muitas, jūs puikiai žinot. Muitas kainuoja 10% nuo sandorio vertės ir tada ant viršaus dar PVM. Mašinos čia brangios, todėl mažai kam bus įdomu, bet manau, akis paganyti verta ir tikrai bus kažkiek įdomesnio kontento negu visada, nes mašinos veikos, tai kažko kitko pamatysit, nei jūs įpratėt pastoviai daužtų automobilių. Tai kaip visada, keliamės į aikštelę, žiūrim automobiliukus ir jeigu kas nors sudomins jūs ir pamatysit, kad kaina visai nebloga, galit kreiptis, pabandysiu nupirkti. Bet visos mašinos, sakau, jos ganėtinai naujos ir ganėtinai brangios, tai pavyzdžiui, Mercedesai visi ganėtinai brangus, nes jie yra nuo 20 metų dauguma ir į viršų, nes dauguma iš visų jų yra nauji. Bet palyginus su kainom Lietuvoje, tai kaina tikrai ženkliai skiriasi. Kas iš tikrųjų dar nori pirkti ant įmonės, visada atsiminti, kad ant įmonės PVM mokėtojos importo metu PVM importo mokėti nereikia. PVM susimokat parduodami, nuo to už kiek pardavė. Tai ant įmonės perkant PVM muitas bus 10%. Tik PVM, kaip ir sakiau, įsitraukėt į prekes ir jau mokėsit tada, kai pardavinėsit automobilį. O ką, aš privažinėjau, va, lietus baisiai kliaupia, bandysiu kažkaip atkentėti, nueiti į vidų, pasižiūrėti. Ir ką, susimatysim jau aikštelį chebrytę. Tai kiek? Tai ką, chebrytė, užėjau aš sveikų mašinų aukcioną čia Palm Beach'e, o matot, jau braidau tarp tokių gražuolių, visokių, matot, yra visokio tovaro yra. Vat man labai patinka šitas Maybachas, eisim jį apžiūrėti, bet viską iš lėto po truputį, kol kas dar tik praeisiu, o po to jau eisim palei mašiną atskirai. Aš turiu tokius yra sąrašėlį, žiūrėkit, Land Rover, Range Rover 50 vadinasi šitas Special Edition, jis jau toks rimtesnis jisai yra, matot, 50. Tai pas jį jau spalva įdomesnė, salonas įdomesnis, matot. Prabangu šitas. O, kaip atrodo viduje gražiai. Telikų tik tai trūksta. Bet, labai gyvas, kad ir senesnio modelio šitas 21 metų. Bet atrodo kaip naujas. Ir rida, aišku, 8000. Tai toks kainuoja apie $100,000. Tai nežinau, ar verta mokėti už jau seną modelį tokius pinigus. Man įdomiausia yra atrasti Mercedes Seilą, tai eisiu paieškosiu Mercedes Seilą. Va tokį priejau chebrytę, žiūrėkit, Range Roverį. Superinis šitas. Apie tokį kol kas tik svajonėse galiu pagalvoti, kainuoja jisai naujas apie 300 000, dėvėtas, va toks su 3000 ridais, kainuos apie 220–230. Visas jo įdomumas yra salone, jūs žiūrėkit, koks saloniukas, kaip įrengta. Super, netgi žiūrėkit, kilimai kaip pas Rolls Royce tokie, ilgo plauko. Aparatūra, aišku, šustra, bet visas grožis yra jo gale. Va tokia man chebrytė reikėtų į ofisą, Ne į ofisą, o ofisą reikėtų čia pasidaryti. Pažiūrėkit, kaip čia atrodo. Wow, ne? Čia galėt pasidėti kompiuterį ir bidinti. Nesveikai atrodo gerai, Reikia pažiūrėti, pasijausti. Sėdynės, žinokit, žiauriai minkštos, bet traška jau. 300 000 gauna traškančios sėdynės. Taip atrodo jo vidus. Superinis, jisai superinis. Eisiu dar toliau pažiūrėti, eisiu pažiūrėti šitą Q7, žemiškesnis variantas. Gal iškart ir pažiūrim. Tai šitos Q7 kaina, planuojama kaina yra
tarp 37 ir 40 tūkstančių. Jinai yra 21 metų, 54 tūkstančiai mylių ridos. Sveikas automobilis, nebuvęs daužtas. Matot, toks jisai. Praeisim pradžiai gal paprastesnės, nepaprastesnės, o visas kitas mašinas apart Mercedes ir užbaigsim su Mercedesais gal. Taip sugalvojau padaryti. Tai va, tokia audelė kainuoja jinai, sakiau, tarp 37 ir 40 tūkstančių. Tai prasiduoda. Nežinau, ar jie eis užvesti, bet nu čia visos užsiveda, jau čia Highline, tai visos mašinos geros 7 vietė. Salonas labai gyvas, labai tvarkingai jinai atrodo. Galim pabandyti ją užvesti. Nematau raktelio tik tai, bet nu pabandom, hebra, užvesti. O, kaip ir sakiau, 54 tūkstančiai ridos. Žiūrėkit, vairavo lietuvis, Rokas. Užsiveda. Nu, Rokas nesudrožė mašinas, viskas tvarkoja. Radau dar tokį Urusą. Tai Urusas raudonas, parduoda Lamborghini Broward. Čia minėtas mano pažįstamas, tas, kuris rėmė mus mano renginį. Aš tokį renginį organizavau su dviratininkais rėmimo policijos. Tai jį parduoda, atvežė į aukcioną šitą raudoną Lamborghini. Jisai yra 60 tūkstančių ridos, tai ganėtinai daug. Dabar jau aišku, dėl ko jis atsirado aukcione. Parodysiu jums vidų. 150 tūkstančių, manau, nėra daug už tokią mašiną. Ką? Dar visai nesenai, pusmetį atgal, jos po 300 tūkstančių kainavo. Bet krizė jau pradėjo stuktelti čia visiems. Ir žinokit, po truputį jau jie šokinėja iš tų Lamborghinių visų. Amerikonai mūsų, su Ferrari, Porsche. Bus įmanoma neužilgo jų pigiai prisipirkti. Rakto nėra, pas security paliktas. Varidą jūs matot. Lengvas žolytės kvapas yra mašinoje. Planuojama kaina, matot, yra 150 tūkstančių. Čia ne faktas, kad jinai parsiduos už 150 tūkstančių, bet tokios gairės nustatyta šitai mašinai. Pasižymėjęs buvo ir tokį Porsche dar. Cayennas Turbo S, tai hybridinis Cayennas, kupė. Jo preliminari kaina, jau liežuvis stringa. Vėl kalbu dviem kalbom. Jo preliminari kaina yra 130 tūkstančių 22 metų, minimali rida. Labai gražu šitie ratai, man labai patinka, jie visi turbininių. Tai labai tinka šitam mašinom. Va, labai pilnai pakrautas, matot, yra televizoriai gale. Retas variantas pas Cayenną kupą. Pas Cayenną paprastą dar galima rasti, bet šiaip Cayenno kupo nieks nededa televizorių, nes jos tokios dažniausiai ne šeimininės. Bet čia kažkas nusprendė šeiminai padaryti šitą. Ir va toks jo vidus. Ridos, aišku, nedaug. 7800 ridos, 22 metai, tai čia kaip ir nestebina. Būklė superinė, tai sakau. Toks turėtų kainuoti apie 130 tūkstančių mano spėjimas. M-kutė tokia priejau, 21 metų, 25 tūkstančius bėgus. Labai jau čia tampriai pastatyta jinai. Pažiūrėkit, vėl teliškoju per balas. Tai 21 metų jinai su tokia rida. Preliminari kaina jos rašo, kad bus 68-70 tūkstančių. Tai nežinau, ar įdomu, jau čia jūs pasakykit už tokias kainas. Bet jin tokia gražiai pakrauta. Jau galia tokios striubos maksimaliai didelės. Va čia jos buvo stikeriukas. Pardavinėjo, matot, Lincoln dealershipas ją kaip dėvietą. Sunkiai sekės jiem parduotai. Atvežė į aukcioną. Aukcione jie vis tiek kažką gaus. Salonas kvepia, švarus, mechaninė dėžė, stikas, taip pavadinkim. Atrodo neblogai. Tai va tokios kainos yra M-kučių. Žinau, kad jų daužtų daug kas perka. Galas užrakintas. Tai galvojau, bus įdomu parodyti jums sveiką bent vieną. Tai va, prašau. Tokia sveika M-kutė. Apie grubiai iki 70 tūkstančių kainuoja aukcioną. Nežinau, kiek jau Europoje jos bekainuoja, bet žinau, kad dažnai jas perka. O aš brendu toliau kažkur, pažiūrėjot, per balas, vėl lyja, vėl manęs orai nelepina manęs kažkaip, kai reikia filmuoti. Noriu jums parodyti dar va elektrinį Hammerį. Tai gaila, aišku, raktas security, jau visų brangių mašinų security palieka raktą. Tai toks Hammeriukas, jisai kainuoja apie 120-150 tūkstančių. Jis yra pick-upas.
atrodo labai močnai, labai didelis. 2000 ridos, nėra baisiai daug važiavęs. Matot, elektrinės, Hammer. O to išeisime vidų. O toks jo vidus. Labai įdomi tokia oda, kaip darbiniai rūbai. Žinot, kaip būna toksai, kaip brezentas. Nežinau, ar matosi tekstūra kamerai. Matosi jo. Bet salonas jis iš tikrųjų labai kokybiškas palyginus. Ja, matot, kaip detalės tokios visos gražios. To aš dar apeisiu iš kitos pusės. O dar galą jums parodysiu. Gale, kaip pas tikrą pikapą vietos pakankamai. Einam į galą, dar parodysiu galą. Ta, galą, sakau, parodysiu vairuotojo sėdynę. Vairuotojo vietą. Va taip atrodo vairuotojo vieta. Rašo 94% pakrauta ir kad nuvažiuos 320 mylių. Tai beveik kaip Mercedesas turvažiai. Neaišku, kiek tiesos tik tai. Nu, įdomi mašina, priekinis langas toks labai mažiukas, sėdė aukštai, langas mažiukas, tai toks kaip su fūra, nesimatys, kas ten apačioj darosi. Mašina įdomi, jau čia mėgėjai. 24 metų GLS priejau, tai toks retas variantas dar. Amerikoje jų sunku nupirkti, jie kartais parsiduoda brangiau negu kad galima paimti juodą. Ta juodą, sakau, naują. Juodą mašiną žiūriu. Tai tokie Mercedesai kainuoja grubiai apie 90-100 tūkstančių. Matot, baltas, gražus AMG paketas. Smarkiai jie daug nepasikeitė, pasikeitė priekiniai galiniai žibintai. Ir šiek tiek salonas, matot, man atrodo, multimedijos grafika šiek tiek pasikeitė ir vairiukas jau tapo gražesnis AMG. O šiaip esminių pakeitimų nėra. Captain Chairs, tai labai fainas dalykas. Toks jisai. Matot, gale kaip patogu įsėsti galinės sėdynės. Tai va. Tokis mersiukas, kaip ir minėjau, apie 100 tūkstančių, žinokit, gali kainuoti. Ypač su AMG paketu ir dar baltas. Jau jų nori visi. 911 Turbo S šalia stovi. Jis aišku jau užrakintas. Tas visos brangios mašinos, jos užrakinamos būna. Tai jų jau neužkursi, nepažiūrėsim. Ferrariokas matot. Lambo dar vienas stovi, bet šitas netoks išraiškingas. Jisai paprastas juodas, tai labai dėmesio smarkiai neprikausto, ne? 20 metų, 20 tūkstančių rida. Raktas irgi išneštas. Jau jo nepakurensim. Mato, toks jo salonas. Jau buvom į raudoną šokę, aišku, šitas gyvesnis, nes šito rida mažesnė. Problemos su jais yra tokios, kad Miami dauguma jų yra nuomai skirtų. Tai labai reikia atsakingai juos pirkti, labai tikrinti, kokia buvo jų istorija, nes nuomoto Lamborghini tikrai nenorėsit, kurie atvažiavo ir drožė čia visi Miami dugnais ir prirūkė žolės viduj. O taip tikrai nutinka dažnai, pats turo turėjau biznelį, tai vargau su jais. BMW M4 Heritage Edition, va. Labai įdomi spalva. Jie čia paskutiniais metais ėjo įdomesnių spalvų ir vadinosi visi Heritage Edition. Tai jie jau tikrai yra brangus, nes juos vertina ir žmonės, kurie mėgsta juos pakolekcionuoti. Šitas tokios kolekcinės vertės didelės gal ir neturi, nes yra 20 metų, o jau rida jau 26 tūkstančių. Tai tokie, jeigu žiūrint kolekcijai, tai rida gan didelė kaip tokių metų. Nebent jau jūs su juo nusipirksit ir nebevažiuosit. Va toj parodysiu, kad čia yra, matot, Heritage Edition. Saloniukas jo toks. Yra aišku ir ant panelės užrašyta Heritage Edition. O, atrodo gyvas viduje, labai gyvas, išlaikytas. Gražiai dirba. Spaudo jam knopkės, bet garsas nesikeičia labai smarkiai. Tai va. Jo kainelę rašė bent jau, va, mato dar sėdynės, žiūrėkit apsiūtos. Jo kainelę bent jau rašė, kad turėtų siekti apie 60 tūkstančių. Tai suprantat, kad vien dėl to, kad jis Heritage, kainuoja šiut ne tiek pat, kiek tas naujasis M3. Paklausėt vis hebrytė manęs dėl BMW XM. Tai manęs asmeniškai jisai nežavi, nes jų kaip ir neužsikabino hebra pirkti.
Va, toks jisai taip atrodo su auksiniais akcentais. Va, matot, XM. Tai buvau pats tokį užsisakęs, buvau palikęs $5,000 depozito. Bet atsisakiau jį pamatęs gyvai, nes neradau, kad jisai būtų kažkom super įspūdingesnis, nei kad koks nors paprastas X5M ar X6M. Jis tiesiog, va, toks. Nežinau, ir jo kaina iš tikrųjų nukritos baisiai, kai jisai išlindo į pardavimą ir jų pradėjo daugėti, tai visi galvojo, kad čia bus nauja BMW G klasė, o tapo niekuo jisai, nes kainavo naujas jisai $160, o šiai dienai jie kainuoja po $115,000. Tai va taip jisai atrodo, taip atrodo iš vidaus, manęs asmeniškai smarkiai jisai nežavi. Priėjau tokį Maybachą, jau šitas toks išskirtinis. V12 atsimena, žiūrėjau Mercedeso salone jį. Buvo kelias istorijos, važiuokit visur netgi Maybacho ant ratų, gražiai aprašinėta. Mane aišku žavi. Tai, kad jis vis dar kaip dinozauras su V12, jau nykstanti rūšis motoro. O salonas jo atrodo, nu hebra, įspūdingai, matot kaip viduje. Kaip pas Range Roverį beveik. Nežinau, kas geriau, man žinokit, netgi šitas gal net geriau už Range Roverį. Atsisėdus į jį, žinokit, labai malonu. Va, tad irgi yra staliukas išlenda, yra šaldytuvas, yra gėrimų laikikliai. Va, pažiūrėkit, kaip salonas atrodo. Nu, šitas superinis, šitas labai super. O, Maybacho matosi ženkliukai, šviečia. To aš iššoksiu į priekį. O priekį, žiūrėkit, kaip viskas gražu. O čia labai super atrodo. Manufaktūrų užrašyta. Ten matot, Maybacho ženkliukai šviečia. Nu, toks mažos detalės, kurios sudaro vis tiek tokį labai malonų įspūdį ir jausmą jį vairuojant ir turint. Aišku, aparatūra pati pilniausia, jau čia be išimčių. Labai graži apdaila. Nu, tokias mašinas mane žavi, žinokit. Kai noris komforto, jau geriau už šitą banginį tikrai nerasit. Buvo, Rolls Royce'us dar jums parodysiu. 2 balti gražuoliai stoja. Tokie kainuoja, čia aišku nauji 22 metų, tai jie kainuos apie 300 000, 280, 300 000. Bet norėjau parodyti jums, kaip jie atrodo iš vidaus. Aišku, jie personalizuoti visada turi kažkokias tai siūlės, pasiuvimus, tokius, kokius nori klientas. Atsidaro duris, matot, kaip šaldytuvo. Kaip su Rolls Royce'u čia jau yra firminis ženklas. Nu, mašina įspūdinga kaina. Daug kokybės, bet asmeniškai aš nesuprantu, už ką tiek daug mokėti, kai jinai ir nelaiko tos kainos, nes dabar pradėjo smarkiai kristi. Mašina pagaminta, aš kiek žinau, ant X7 bazės, jeigu ką mane pataisykit, bet manau, kad esu teisus šito klausimu. Ir žinom, kad X7 yra iš tikrųjų vienas geriausių džipų, tai vienas maloniausių važiuojančių automobilių. Tai mašina vykus tiesiog, nu, smarkiai pervertinta. Nu, aišku, Rolls Royce'as vardas jis tai turi kainuoti. Tiesiog, mano akim, šiek tiek per daug. Ir aišku, būtų galima suprasti tai kaip investicija, tik tiek, kad dabar tai kainos pradėjo kristi, kitas dalykas. Tai investicija jau jo nebepavadinsi. Labai gražus Bentliukas, matot, salotinis. Tai prieisiu aš prie jo. Nu, jau kabriką Bentlį tokį norėčiau pakirsti. Daug tų mašinų aš čia norėčiau pakirsti, tik tai tiek, kad pinigėlių tiek nėra. Tai va, pažiūrim, kaip atrodo. Speed, tai čia jau šitas sportinis, matot, visi juodi akcentai. Gražus, labai daug kokybės, aišku, pas Bentley. Kainuoja toksai apie 240–250 tūkstančių. Gerų metų jisai, man atrodo, 23. Dabar nematau, 22 jisai metų. Matot, kokybės tai netrūksta. Viskas surinkimas, tai čia yra kosmosas. Labai gerai atrodo. Man kas dar patinka, tai kad Bentley's deda labai daug mygtukų. Nereikia per meniu, matot, vaikščiot, kad sėdynės, pavyzdžiui, įjungti. Kažkokios paprastos funkcijos, jos dar paliktos mygtukais. Tai man asmeniškai toks dalykas patinka. Ir aparatūra pa šitą labai šustra, jau Naim, šita pati galingiausia. Tai va, tiek prabangos iš šitos vietos. Mašino aš jums nerodau, kaip Aston Martin, bet šita labai rimta. Visa žiūrėkit, kaip karbonais apdėliota, V12 irgi jau kaip dinozauras. Jau tokios nykstanti rūšis yra motoro V12, žiūrėkit, visur karbonas.
Visur karbono apdailos. Na, šitą tokia įspūdinga, matot. Visur karboniukas. Jau čia ne turgui pirkta apklijuota, ne iš Amazon. O, atsidaro, užėkime vidų. O, matot, V12 Vantage. Taip atrodo jo vidus. Na, žinokit, asmeniškai tai, aišku, aš suprantu šitos mašinos vertę ir kaip jie žiūri kolekcininkai, bet jeigu važinėt kasdieną, tai nu, aš asmeniškai geriau SL Mercedesą nusipirkčiau. 6.3 AMG, bet aišku, nu šitas, jisai yra klasė, matot kaip gerai atrodo. Šalia jo stovėjo toks ganėtinai retas automobilis, Maserati MC20, jeigu neklystu, ne, jisai vadinasi. Jau aš pasimetęs, jų dažnai nematau. Jo, MC20. Tai toks Maseratis. Opa, durys žiūrėkit, kaip pakilo. Normaliai. Tai vidus jo, nu, nepavadinčiau, gal labai kažkoks įspūdingas. Žinokit, šiais laikais Toyota geresnį saloną daro. Bet mašina, aišku, jinai yra dėl technologinių sprendimų įdomi ir dėl to, kaip jinai atrodo. Ir aišku, vardas Maserati, jisai daug kam asocijuojasi su Ferrariu. Einu aš dar pažiūrėti Tesla, labai įdomios Teslos. Man įdomi pasirodė šita Tesla. Tai Long Range'as 22 metų, naujasis modelis. Tai jau jisai man akį traukia vien dėl to. Pažiūrėkime vidų, pažiūrėkime, kaip viskas atrodo viduje. Nu, eilinė Teslos problema, žinot kokia? Tai va šitie vairai, jauka, ne, jie vadinasi. Tai jie va taip va lūpasi. Ant visų, žinokit, matau. Kur senesnių 21 metų, tai vairas toks. Tai rytoj yra jos aukcionas. Pabandysiu ją nupirkti. Jeigu išeis, preliminari kaina 50 000, 22 metų Long Range'as. Aišku, ta preliminari kaina gali būti visiškai netiesa, nes viskas priklauso nuo sezoniškumo, nuo pirkėjo, gal būtent kažkam tokios būtent reikia. Bet aš žiūriu, kad jos salonas gyvas. Žiūrėkit, panelė nesilupa, sėdynės švarios gražios, rūkalais nesmirda, kažkas tiesiog ilgais atstumais važinėjo. Rakto nėra, matot, skriaudžia mane šiandien. Aukcionas su raktais, 71% yra likęs dar. Einam, pažiūrėsim priekio, dar nežiūrėjom. Bet šiaip kėbulas buvo gražus. Va, matot, kaip aš va čia tik tai pamačiau va tokį nuo durų. Kažkoks įbrėžimas, kaip visada, amerikietiška tema. O, priekis užtamsintas kaip. Atrodo piktai taip iš tikrųjų. Fainiai taip atrodo, sportiškai. Nelabai man jos patinka iš tikrųjų dėl savo surinkimo kokybės, jau matėt, kaip vairas atrodo. Tokio dalyko paprasto nėra, kaip Mersas turi, kad ambient apšvietimas, irgi jo nėra čia. Tai tokie dalykai biški nuvilia, bet jo infrastruktūra Teslos, tai yra, žinokit, kaip mano draugas sako, no-braineris. Ir servisas labai patogus Amerikoje, ir pakrovimų labai daug visur Amerikoje krauti superchargerių. Tai dėl to dalyko Tesla, žinokit, neša Mersą per šoną juodai. Vat kaip tiek juodai, kiek šita Tesla, tokia pat juoda. Tai va, tokia Teslutė, aš kaip ir sakiau, jinai kainuos grubiai apie 50, gali būti 55. Bet va, sakau, jos surinkimo kokybė, tai, nu, blema, nu, pažiūrėkit, pavyzdžiui, guma, ne? Šita mašina nėra daužta, bet pažiūrėkit guma. Nu, niekaip jinai tiesiai negali sueiti, va, matot, va, čia žiūrėkit, va. Va, tokie dalykai biški nervuoja. Bet čia amerikoniška mašina ir yra, jinai gykų automobilis, tai žinokit, jie kas perka tas mašinas, žmonės tie apie kokybę visiškai negalvoja. Ne to, kad negalvoja, jie nesupranta, ar ten turi būti lygus tarpai ar ne. Jie pamatė, o, graži Tesla, įimu, važiuojam, man patinka, geras gadgetas. Tai vot, vyrukai. Ir mergaitės, aišku. Nu, kur dar norėt, reikia Mersų seilą rasti, kažkodėl Mersų ne vieno nėra. Einu ieškoti Mercedeso. Aš šito nebuvau pasižymėjęs, bet norėjau jums parodyti, Range Roveris, sportas. Jis yra 18 metų ir su gan didelė rida, bet aišku, Lietuvai ta rida nėra baisi, tai 100 000 mylių, 160 000 km. Tai tokie Range Roveriai 18 metų sportai, čia man atrodo V6 yra supercharge'as, jeigu aš neklystu, tai jie kainuoja apie 28-32 tūkstančius aukcione. Tai manau ganėtinai saldi kaina,
Šito dar pažiūrėkit, koks gražus salonas, gal čia autobiografija, žinokit, autobiografija bus brangesnis, jau bus apsimelavęs. Ne, autobiografija nematau, slenkstukų, paprasti slenkščiai. Vat, matot, koks vidus. Gražus vidus, labai man patiko, tai kad ir mėlynas, bet atrodo jisai labai neblogai. Tai kaina jų yra smarkiai pakritus, kai išėjo naujas. Ir manau, kad už tokius pinigus, į balą įlipau, kad už tokius pinigus kažko super geresnio ir nelabai rasit. Tik tiek, kad aišku, jų remontas ir jų išlaikymas yra nepigus. Paprastas Range'as, bet šito rida maža, tai jis bus brangus. Tokių irgi būna Range'ų su didesnė rida, pasiduoda po 35, po 32 tūkstančių, žinokit, jeigu 18 metų. Tiek, kad jie sudėtingai prižiūrimi, jau labai man nepatinka jie, kad genda. Tai norėčiau tokį pabandyti, bet tik tai pabandyti, o nepirkti. Va, mato, čia dar visokių Range'ų, jų krūva. Tai tiek iš Range'ų. Pradeda lyt, reikia bėgti, slėptis kažkur. Užėjau į vidų, žiūrėkit, kokį radau Rolls-Royce Spectra. Tai tokia mašinėlė kainuoja apie 600 tūkstančių. Nenoriu garsiai kalbėti, čia žmonės dirba aplinkui, tylu. Bet sakė, kad jinai kainuos greičiausiai 750 tūkstančių dolerių. Nes jų nėra ir žmonės dėl jos pešasi. 99 mylios, 24 metai. Nu, jau šiandien suprantat, kosmosas visiškas, absoliutus. O pažiūrėkit, vidų parodysiu. Matot, kiek kokybės. Wow. Nu, čia gali grožėtis ir grožėtis jo, ne? Žinokit, neatsimenu, bet aš, man atrodo, esu įsitikinęs, kad jinai yra elektrinė. Žiūrėkit, ir matau, kad jo Range'as dega elektrinis. Kiek liko, važiuoja su elektra. Nu, kosmosai. Matot, viso detalės įspūdingos. Keliaujam toliau. Chebrytė, daėjau iki Mercedesų eilės jau. Tai pasižiūrėsim šiek tiek Mercedesų. Va, klaidžiusim po Mercedesus. Jau tas video jaučiu išsitempė, nes aš čia vaikštau filmuoju jau 2 valandas. Jau daugiau nei 2 valandas filmuoju, tai aš įsivaizduoju, kad ten daug materialo gausis. Tai va, dar parodysiu, kaip atrodo. Tai apsuksiu kamerą. Pas mus Amazon išvežinėjo va tokie Rivianai elektriniai. Aišku, jie yra užrakinti gaila, neis nieko pažiūrėti, bet žiūrėkit, kaip atrodo toks aparatėlis. Nežinau, ar esat matę, ar esat domėjęsi Amerikoje, kad tokie. Tai jos gamina Rivian, žino, tokie su, kaip mes vadinam, su Dysono lempom. Tai va, tokie Rivianai išvežioja mum Amazoną. Jų dar nedaug, bet jie po biškį plečiasi, jų daugėja, va čia irgi sustatyta. Jie čia neparsidavinėja, o jos tiesiog atlieka logistiką šitas aukcionas, kadangi turi didžiulius plotus aikštelių, matot kokie plotai visur aikštelių, tai jie suteikia tokiom firmom kaip Amazon vietos logistikai išsidalinti automobilius pristatytus naujus. Dabar einam pažiūrėsim Mercedesų. Aš noriu jums parodyti keletą Mersiukų. Tai vienas iš jų yra šitas GLS-as. GLS-as toks 40 tūkstančių ridos. Jis yra 20 metų ir jis kainuos grubiai apie 45-50 tūkstančių dolerių. Kad jūs suprastumėt, noriu papasakoti jums, kiek kainuoja sveikos mašinos, kad jūs įsivaizduotumėt, turėtumėt kažkokį tai supratimą. Čia Mercedesų seilas, čia yra sugrąžintos mašinos po leasingo. Tai va, pažiūrėkim, kaip atrodo jinai gale, o gale yra kapitono kėdės. O dabar pažiūrėkim, kaip atrodo priekį. O priekį, viskas tvarkingai, gražus rudas salonas labai praktiškas šitas rudas, ant jo nesimato dėmių jokių. Aišku, gaila, kad lubos baltas, norėtųsi juodų. Šildomos vėdinamos, yra head-upas. Nu, šitas toks jau kaip 450, tikrai neblogai pakrautas, nes matot, yra ir sport ratai, sport išnešimai arko. Galia spoileris tas gražesnis. Tai va, jie kainuoja šitiek. Buvo dar kažkur su didesnė rida, toj prieisiu. Tai jo prognozuojama kaina yra apie 42. 42 tūkstančius dolerių kainuoja sveikas GLS-as, kad jūs suprastumėt. Va, 62 tūkstančiai ridos. Šitas GLS-as, jam yra biški paspausta, matot, čia. Čia nedidelė problema, manau. Padangos beveik naujos. 21 ratai. Irgi sport paketas. Su tais išnešimais ir su tais ratais.
matot, kažkokios lempos įdomios, tokios su mėlynais atspalviais, gal spėjau, gal lazerinės kokios. Nesu atkreipęs dėmesį, kad taip atrodytų. Nu, žiūrėkime į vidų. Šitą, atsimenat, rodžiau, jau senai, vis dar prasidavinėja. AMG EQS-as. Tikras AMG, ne paketas. Va, šildomos vėdinamos sėdynės. Juodas salonas, tai čia jau lietuviškas variantas. Europietiškas variantas, lietuviai mėgsta. Vo, žiūrėkit, yra kapitono kėdės irgi. Captain Chairs. Tai va, rida 62 000, man atrodo, jeigu teisingai atsimenu. Jo, 62 000 mylių. Tai 100 su kapeikom kilometrų, 100 000 su kapeikom. Tai tokie kainuos apie, nu, grubiai 42, pasakyčiau. Yra, žiūrėkit, smulkių tokių defektėlių, bet kurie susitvarko rankos paspaudimu turbūt. Nespausiu, netvarkysiu čia, po to liksiu kaltas. O gal išeisiu ir nusipirkti ir tada jau paspausiu. Tai va, eisim dar prie kviesų, parodysiu. Tuoj, va, čia 24 metų GLE, jau jam pasikeitė priekiniai galiniai žibintai, pasikeitė vairas ir jie tokie kainuoja apie 65-70 000. Čia šitam aukcionė, jos perka, žinokit, tikrai neblogai, nes naujas GLE, jis yra įdomus vietiniam amerikonam ir ant jų vis dar yra eilė. Tai yra žmonių, kurie jau dėvietą perka be klausimų. Va, yra panorama. Šitas yra formatikas, 350. Matot, gale skiriasi šiek tiek žibintai, tokios juostos dega. 24 metų 7000 ridos. Nu ką, brendam toliau, žiūrim, ką turim toliau. EQE, va tokį turim elektrinį mersiuką. Buvau aš jį atidaręs jau. Va, parodysiu aš jums kaip E klasės elektrinis mersiukas. Jūs jau pripratot prie mano rodomo S klasės. Kuo esu visiškai patenkintas iš tikrųjų, žinokit. O čia yra EQE. Tai pažiūrim, kaip jisai atrodo. Atrodo jisai, nu ką, atrodo taip pat, tik tai vietos šiek tiek mažiau, bet ekranas irgi kaip pas S klasė. Nėra hyperscreeno, Amerikoje hyperscreenas būna tik tai ant AMG modelių E klasiai, o S klasiai būna EQS-ui būna nuo 580 indekso. Pas 450 irgi nebūna ekranų. Atrodo neblogai, bet aš už S klasę, žinokit, labiau. Čia dar vienas GLS-as. 50 000 ridos, tai spėju jo kaina bus apie 45 000 dolerių, be muito, be atvežimo. Atsiminkit, visas kainas vardinu be muito, be atvežimo. Ir visiškai preliminariai, žinokit, gali būti, kad kažkam jau smarkiai prireiks ir pirks už 50 000. Čia tiesiog palei praktiką dėlioju. Irgi, va matot, Captain Chairs, juodas salonas, juodos lubos, va kas geriau, bet nėra panoramos. Gale paprastas spoileriukas, bet irgi toks sport paketas, arkos išplatintos, ratai dideli 21. Tai va, tiek informacijos apie jį. O man dar įdomu atrasti EQS matinį, tokį kaip mano, tik 580. Aš jį esu nusitaikęs smarkiai, tai to aš jums jį parodysiu. Bet dar norėjau nepraeiti pro šitą GLS-ą, 20 metų irgi 450 formatikas. O mato, turi jisai spoileriuką sportinį jau irgi. Arkas praplatintas, bet šitas gaila neturi kapitano. Captain Chairs. Matot, kai rusiškai pradžiai rašinėjau, po to pradedu su rusišku akcentu kalbėti. Kažkas yra jau man. Va, irgi šildomos vėdinamos sėdynės. Medžio apdaila. Labai gražus medis, pažiūrėkit. Matinis toksai nelakuotas. Juodas mersiukas, labai įdomus priekinis stiklas. Matot, toks atspalvis kaip tamsintas, bet jis nėra tamsintas. Labai įdomi. Įdomu dėl ko, taip kas čia per technologiją. 68 000 ridos, 20 metų. Kainuos grubiai 42-44 000 dolerių, manau. Šitas gražus. Kainuos daug visai. Nežinau, ar ta suma didelė Lietuvai, man atrodo, Lietuvoje GLS yra žymiai brangesni. O aš priejau va, nu savo irgi sekantį idealą, tai EQS 580. Jo kaina bus apie, manau, 70 000 gali siekti, nes jo rida nedidelė, 7 000. Ir aišku, jisai yra išskirtinis vien dėl spalvos ir vien dėl to, kaip jis yra pakrautas. Kaip jis yra pakrautas komplektacija jo. Tai žinokit, kažkoks kosmosas, aš to jums parodysiu. Tai yra netgi gale su pagalvėm visom sudėta, aišku, jos bagažiniai. Bet yra hyperscreenas, va to, palaukit, darysiu dureles. Yra hyperscreenas. Yra Designo salonas, va kaip pas mane toks rambiukais.
Yra šildomos vėdinamos su atmintim sėdynės. Yra, ką dar galiu parodyti. Yra gale, gale, aš tikrųjų norėjau parodyti. Gale, žiūrėkit, netgi yra šildomos vėdinamos irgi kaip pas mane. Visiškai naujas, žiūrėkit, tai oda tokia visiškai nauja atrodo mašina. Ir kvapas visiškai naujas. Yra planšetkė, yra klima. Ala sėdynė, aišku, irgi šildomą vėdinama. Ir dabar žiūrėkit, dar parodysiu gale, kiek sudėta visokių pagalvėlių, kilimėlių. Va, matot, yra pagalvėlės, kilimėliai. Netgi pagalvės tokios, kaip namie, kad gali nusnausti. Nu, gražus šitas mersiukas. Pabandysiu aš rytoj pasimušt dėl jo. Gal kažkas pavyks. Šitą esu minėjęs jau jum. Jau šitas man labai patinka. SL 63. Tai supyksta ant manęs Porsche fanai, bet aš šitą kasdieną rinkčiaus labiau negu 911 kokį kabriką, žinokit. Daugiau komforto pas Mercedesus, jisai užrakintas, aš jau bandžiau atidaryti. Tai nepavyks jums vidaus pafilmuoti, bet nu, jame viduje labai kokybiška. Sumažinta S klasė ir kabrioletas. Labai man patinka šitie automobiliukai. O ką norėjau jums parodyti dar, tai C klasė, nesu matęs tokios pilnos. AMG paketas, matinė irgi mato tą pilką. Nu, man jinai, aš esu jos fano, žinokit, tos pilkos matinės, man tokia graži. Taip gerai žiūrisi, žinokit, kad kosmosas. Tai va, jinai AMG paketas, juodi veidrodėliai matėt, juodi visi akcentai langų. Šildomos vėdinamos sėdynės pas C klasę. Įsivaizduoja? BMW trojkė tokių dalykų neturi, nesu matęs BMW trojkė su šildomom vėdinamom sėdynėm. Tai va, toks vidus. AMG visas sportinis ir va galas, burmeisterio irgi. Audio, panorama pas C klasę. Nu, labai gražus, labai gerai žiūrisi. Tai toks jisai kainuoja, pamiršau papasakoti, ne? SL-as kainuoja apie 115–120 tūkstančių. Toks kainuoja apie 35–40 tūkstančių, bet aš manau, kad šitas matinis tai ramiai sieks 40 tūkstančių vien dėl pilnos komplektacijos. Jau tikrai, žinokit, ne vien aš tą pasibėjęs būsiu, tai manau, jisai dėl jo kaposis hebra rytoj. Nu, čia ką, viskas S klasė, GLS, prisimenu, atrodžiau tą žalę. Jau jums sakiau, kad įdomi spalva. Labai gerai sudėtas jisai. Gražus, labai rudas salonas, labai jaukus. Labai jisai prašmatiniai atrodo ir labai jisai yra praktiškas. Su vaikais, žinokit, mums tai rudi salonai patys geriausi. Nesimato taip kažkaip purvo, jeigu prineša. Čia atsimenat, jau pasakau, ne? Kur buvau laimėjęs už 55 tūkstančius, bet netidavė. Po to siūliau, aš man atrodo 57. Bijau apsimeluoti, bet man atrodo, kad tai buvo. Tai jisai vis dar stovi, bet jau atsirado, matėte, tas pilkas yra tikrai geresnių variantų. O čia labai įdomios spalvos SL-as, ne? Toks Miamio mėlynos spalvos. Man labai patiko, kad jisai turi visur karbono akcentus. Turi, žiūrėkit, karbono ceramic stabdžiai. Čia visur slenkščiukai karbono. Irgi užrakintas, gaila. Karbono stabdžiai prieki gale. Visur, va, matot, yra karbonas. Ir spalvytė, jinai ant saulės, tai mirgu margu, šitą labai gerai atrodo. O, S klasė kainuoja tarp 75–80 tūkstančių, jeigu va toks 580 AMG pakete. Tai šiai dienai jos galima nupirkti su 20 tūkstančių rida, sakau, 75–8 tūkstančių. Mačiau, Lietuvoje dar 100 tūkstančių kainuoja eurų. Tai skirtumas yra, gaila irgi užrakintas, EQE, Jeepas, SUV, tai čia kaip GLE atitikmuo, tik tai elektrinis. Irgi užrakintas, jisai rankenos neišlenda. Principas tas pats, jis yra kaip S klasė, žiūrėkit, čia yra palikta atrakinta. Principas tas pats, jis kaip S klasė, tiesiog mažiau šiek tiek vietos, jisai pats mažesnis iš savęs. O matot, irgi hyperscreeno nebūna. Būna tik ant rimtesnių modelių. Ką aš jums dar galėjau parodyti, tai saloną iš vidaus, ne, dar. Jisai 5-vietis, jau 7-viečių nebūna irgi. Panorama yra. Nu, toks įdomus mersiukas. Įdomiai žiūrisi. Aš labiau už S klasę esu. EQS turiu omeny. Ir tą matinį. Tai ką aš jums dar galiu parodyti. Nežinau, kas jums gali įdomu. Rašykit komentaruose, kas iš šitų mersų dar galėjo būti jums įdomu.
parodžiau tokius esminius modelius, labiausiai traukiančius akį. O aš keliauju namučio. Važiuoju jum bidint. Tai chebrytė, ačiū jum, kad žiūrit, ačiū, kad siunčiat bidinimus, labai daug siunčiam bidinimų, tai ryte, žinokit, tiek esu užsikrovęs ir ieškau IT sprendimų dabar, kaip tą visą padaryti, kad galėtumėt bidinti patys, palikę užstatą kažkaip automatizuotai, nes tikrai daug rašot ir tikrai reikia spėti viską subidinti, tai kartais sakau, nežinau, pamirštų kvėpuoti net ryte, nuo 8 ryto, nuo pusės 8, kai prisėdu, tai toks lengviau kvėpuoti pradedu apie 12, jau kai aukcioną užsibaiginėja, nes ten jūs mėgstat, aišku, parašyti paskutinę minutę, tai tas labai sujaukia dienotvarkę, aišku, negali pasiplanuoti, nes viską reikia paskutinę minutę daryti. Dar daug kas jūsų mėgsta daryti tokius dalykus, kaip pakeisti statymo sumą, kad davai pakeliam. Tai būtų labai gerai, kad visi iš anksto mes susižiūrėtumėm, susidiriguotumėm, kiek norim statyti ir kiek statom ir ką darom. Tai labai malonu dirbti su tais, kurie pasidaro namų darbus, atsiunčia ir viskas labai konkrečiai, aiškiai ir labai paprastai su jais vyksta. Šiandien nupirkom irgi, kad nesumeluoti, pats nupirkau vieną automobiliuką pardavimui, vakar 3 nupirkau, visus pardaviau, o klientam vakar nupirkau 6 mašinėlės, o šiandien, kol šneku kalbu, nupirkau 4. Tai tikrai neblogas kiekis, man tinka, jum patinka, man smagu iš jūsų girdėti tai, kad jum patinka mano darbas, mano video. Labai susilaukiu gerų komentarų iš jūsų asmeniniam žinutėm, tiem, kaip pakrovėm automobilius, kad kaip viskas greitai žmonės rašo. Čia aišku, tik tai tais atvejais, kai viskas ok, kai būna dokumentai, kai viskas ok. Yra atvejų, kai atvažiuoja be taitlo ir laukiam taitlo. Yra, kur jau laukiam 1-2 mėnesius taitlo, žinokit, vargstam su aukcionu, bet aš jau žmonėms supasakojau tą istoriją, tai malonu, kad supranta. Malonu, kad supranta ir laukia kantriai ir komunikuojam ir aiškinu apie esamą situaciją. Tai tiek tų istorijų, tiek tų žinių. Naujiem klientam, kurie nori bidinti daužtų mašinų aukcionuose, visada priminsiu, kad reikalingas baudos dydžio užstatas prieš tai, kai pradėsiu statyti bidinimus. Tai reiškia, kol aš negavau iš jūsų užstato, kuris padengtų baudą atsisakius automobilio, mes chebrytė aukcione nedalyvausim. Tai va, o ką dar reikėtų paminėti, kad yra prie visų automobilių yra muito mokestis, kurie grįžta į Klaipėdą. Tai nepamirškit, kad Lietuvoje muito mokestis yra 10% plus PVM. Tai tokie esminiai dalykai. O ką, rašykit chebrytę, visur čia visada pasidalinsiu, kaip mane rasti Instagram'e, Facebook'e. Komunikuojam ten, nes jau ten, žinokit, pripratau, ten pradėjo visi rašyti ir jau kitų programėlių net nebenaudoju, kaip sakiau. Tai rašykit ten, visada mane rasit ten, visada atsakysiu, kai tik galėsiu. Visada atsakau visiems palei eilę ir nepamirškit, kad Instagram'e ir Facebook'e siūlau savo nupirktus asmeniškai automobiliukus pardavimui. Tai chebra, iki, susimatysim jau iš Niujorko.